Taigi čia yra laukas nuo kaimynų pusės. Miškeliai nupjauti, apipjauti ir sutvarkyti. Išpjautos pievos. Darbai dar vis vyksta. Šiandien yra šeštadienis. Valandų tiksliai nežinau, nes nežiūriu laikrodį visai. Bet jau apie 6-7. Čia yra įėjimas prie nukirsto ąžuolo. Dabar aptvarkėme šakas ir apšienavom su traktoriuku visą vietą. Aprinkom malkas, sudėjom jas į krūvą. Galėsim panaudoti vėliau. Yra dar šiek tiek darbų likę čionais, bet kadangi reikia benzininio pjūklo, kurio mes neturime, tai padarysim vėlesnei dienoj. Apganėti miškeliai, sutvarkytos šakos. Ir čia kažkur tai augo grybas, kurio aš jau nebematau. Štai jisai. Pirmasis šiais metais išdygęs lepšis. Taigi, grįžtame atgal ir eisime pro stovyklą į didžiąją pievą. Kuri yra visa nušienauta. Parkeliai suformuoti. Ir galima galvoti, ką daryti toliau, kokius krūmus kirst, kokius palikti ir kurioje vietoje kasti tvenkinius. Štai yra takelis prie ąžuolo pirmojo iš pievos pusės, kur įsikūręs mūsų šaunusis kempas. Draugai ilsisi po darbo dienos, rūko cigaretes, šuo miega arba ne. Radome lizdą ir dar kai ko. Pamojuokite draugai į kamerą. Sveiki Londone. Labą dieną. Taigi tęsime kelionę toliau. Štai atsiveria didžioji pieva. Sukrautų šakų kalnas, kurias šiandieną sudeginsim. Sukėmės kairiau. Kažkada čia buvo balos, pelkės, nepraeinamos vietos, o dabar su technikos pagalba mes pavertėme iš štai tokį gražų laukelį. Palikome žaliukus, stambesnius medžius, kad jie galėtų augti ir tapti gražiu miškeliu. Kad būtų lengviau susiorientuoti, kur mes esame, netrukus pamatysite bokštelį, prie kurio buvome su abiejomis šeimomis, ir mūsų, ir Lauros. Štai ir bokštelis. Čia viskas yra nušienauta. Kairiai pusė neužteko laiko, kurios yra dar labai daug darbo. Kokios 2-3 dienos dar ten šienavimo būtų. Kadangi turime tik vieną traktoriuką,
verčiamės kaip galim, bet manau, kad rezultatas tikrai yra neprastas. Taigi čia yra kampinės sklypo dalis. Su kuoliuku štai už to ąžuolo. Ir iš čia atsiveria štai šitoks vaizdelis. Kamera biškį juda, nes visur yra kupstai ir ką tik nupjauta žolė. Arba jau išdžiūvusi žolė. Spjauname jau nuo trečiadienio. Apsipjauname apie krūmus ir paliekame štai tokias oazes. Čia didžiųjų krūmų pradžia ir sklypo tiesioji, kuri eina palei mišką nuo prieš tai parodyto ir įkalto, pamatuoto ir pažymėto stulpelio. Taigi liko dar nedaug, labai nedaug nupjauti, tačiau mūsų mažas traktoriukas su savo mažais ratais jau nebepraeina čia. Čia yra labai kupstuota ir kelmuota visur. Taigi reikia imti rimtesnę techniką ir viską pjauti. Jeigu matėte anksčiau iš nuotraukų, tai yra krūmai, kurių vietoje bus kasami tvenkiniai, nes čia yra šlapios vietos, žemuma. Štai kaip viskas atrodo dabar. Prieš tai atrodė tikrai nekaip, nes buvo nepraeinama. Žolės kartais siekdavo iki 1,80 m, gal netgi ir 2 metrų. Girdisi Vitalijaus burzgiamas traktoriukas, kuris pjauna dešinę į kampą sklypo. Štai ir jisai matosi fone. Ten yra sklypo pradžia ir pagrindinis įvažiavimas. Štai ir pirmasis bokštelis. O čia krūmai. Jų daug, labai daug, labai daug. Labai daug krūmų. Labai gražiai atsiveria aikštelės prie ąžuolų. Po metų čia tikrai bus daug lengviau viską pasidaryti dar kartą ir įsišienauti. Galbūt netgi su rimtesne technika atvažiuoti ir viską padaryti tai daug greičiau. Anksčiau prie šitų ąžuolų nebuvo įmanoma prieiti. Nebuvo visiškai apaugę. O dabar gali vaikščioti visur, grožėtis gamta, paukščių, čiulbesių ir žvėriukų įvairovė. Taip pat, kadangi yra daug varlyčių, driežiukų, palikome tokią balą, kurioje gali gyventi. Einama toliau, giliau link krūmų
link išpjautų kitų aikštelių, kur irgi dėl laiko stokos ir technikos stokos negalėjome padaryti daugiau. Tačiau esame, kaip matote, prie pat sklypo kampo, dešiniojo kampo. Čia yra va miško linija, čia pagal visą tai eina sklypas. Ir labai graži aikštelė su ąžuolu. Jų yra čia daug, ir tų aikštelių yra daug. Tikrai yra iš kur pasirinkti ir ką padaryti. Daug idėjų kyla, kai atsiveria erdvė. Sausuoliai ąžuolai, prie kurių taip pat jau galima prieiti. Pasivaikščioti aplinkui sklypą. Neskaičiavau, bet ko gero čia yra virš 1000 ąžuolų. Ir mažų, ir didelių. Ir sudžiūvusių, ir trenktų. Šitas filmukas neapims kai kurių vietų. Tai yra miškelių paskutiniųjų, kurie yra tiesiog apšienauti aplinkui. Kai kurie net nepradėti, nes vėl dėl technikos stokos neužtenka viskam laiko. Štai ir Vitalijus atidenginėja vieną iš paskutiniųjų mūsų ribų, kuri yra nuo pirmo tikėjusi sklypo ąžuolo su bokšteliu. Labai puola musis. Tik į pievą išeini ir labai puola musis visur. Ir kadangi mes čia gyvenam nuo antradienio, tai mes esam labai įpratę prie visko, nesiprausę ir purvini. Bet užtat matosi labai gražus rezultatas. Taigi apėjome visas kraštines, atėjome prie dešiniųjų dviejų brolių ąžuolų, ties kuriais dar dirbame, iki tol, kol leis mums saulė, nes ant traktoriuko nėra šviesos. Štai dar porą gražuolių augančių. Prie kurių pats dar nebuvau niekada prieėjęs, dėl to, kad viskas buvo labai apaugę. O dabar, kai mes šienaujame viską aplinkui ir smulkiname vietoje, tai tikrai atrodo nuostabiai. Truputėlis gamtos. Einame aplinkui, pažiūrėsim, kiek Vitalijus padarė ir kiek jam čia dar liko. Štai mūsų sklypo riba, kuri matosi tolumoje 50 metrų nuo paskutinio elektros stulpo į dešinę. Iki čia irgi nespėjame dar davažiuoti. Tačiau galima tai padaryti vėlesniu laiku arba netgi kitais metais pasiėmus traktorių, kai darysim antrą pjovimą.
Grįžtame dabar prie ribos, apėję ratą, per didžiąją pievą, pirmąjį ąžuolą, nukirstąjį ąžuolą. Štai kaip jauna mūsų enduro išnuomotas traktoriukas. Puikiai priemonė. Pravažiuoji ir nieko nebelieka. Štai ir išėjome į sklypo pradžią, per kurį veda servitutas. Dabar lipsime į bokštelį ir pasižiūrėsime viską iš aukštai. Vaizdas gali biškį pajudėti. Taigi, štai dešinioji sklypo kraštinė, kaip sakiau, 50 metrų nuo paskutinio elektros stulpo. Čia Vitalijus dirba aplinkui. Ir štai čia atsiveria puiki sklypo didžiosios pievos panorama. Ten sukrautos šiukšlės nuo nuvirtusio bokštelio. Ten sukrautos šakos išgenėtos. Čia viskas yra pjaunama ir ten toliau yra mūsų miškai, kuriuos jau matėte pradžioje. Tiesiog vėl dėl laiko stokos mes nespėjome aptvarkyti ir sutvarkyti 3 paskutinių likusių ąžuolų ir jų miškelių. Tačiau čia bus projektų į ateitį ir juos tikrai galima bus įgyvendinti, turint daugiau technikos ir fantazijos. Ačiū už dėmesį.